Kuboj Top Kit, liečiant būtent mygtuką, ne fizinį, bet šitą, kuris yra iš pat priekio, aš galiu pajausti, tarsi aš atrakinčiau savo iPhone 7 Plusą. Kadangi mygtukas fizinis yra tiesiog vienas, bet yra dar papildomi 3 mygtukai, apie kurias mes pašnekėsime būtent dabar. Kalbant apie jo komplektaciją, dėžutė yra pats modas, yra user manual ir taip pat yra USB pakrovimo lizdas. Daugiau jokių baterijų, kai buvo su mūsų praeitų iJoy gaminiu, nėra komplektacijų, tai yra gaila. Taip pat pas mane būtent čia yra 3 spalvos, nors iš tiesų gaminys aišku yra 5, bet mes turim 3, tai apie jas ir šiek tiek pašnekėkim. Rašo gaminys, yra red versija, bet red bus tik tais priekis, viršus ir galas. Apačia. Kalbant apie jo šonus ir apie patį galą, štai čia yra kažkokie lipdukai. Su raudonu yra taip, čia yra kažkokia ugnis, su juodu yra lygiai tas pats, juodas yra priekis, apačia bei viršus, šonai yra karboniniai. Kalbant apie pilkąją versiją, silver kaip rašo gamintas, priekis yra kaip ir minėjau pilkas, o šonai ir galas yra iš medžio apdailos, kažkas tokio. Šiaip dabar apžiūrėkim tiesiog šiek tiek arčiau mūsų patį box modą ir pamatysit patys, ant kiek jis yra gražus. Dabar kalbant šiaip, ką jisai turi, yra vienas mygtukas, kuris yra Fire, yra dar vienas Fire, bet tas vienas mygtukas yra tik tais Fire. Kalbant apie minusą pliusą, mygtukų nėra. Čia reikia paspausti ir kas yra gerai, jeigu mes spaudžiam labai silpnai, niekas nieko neveikia. Tai jeigu mes spaudžiam kaip ant iPhone, jeigu kažkas turi ten 3D Touch, iPhone 6s, iPhone 7 ir taip toliau, tai spaudžiant stipriau viskas suveikia. Reikia tiesiog šiek tiek stipriau paspausti būtent šitą Touch Area. Jeigu galbūt išgirsit per mikrofoną, bandysim tai pavaizduoti. Tokia kaip vibracija suveikia. Norint išeiti arba įeiti į meniu, reikia spausti 3 kartus arba mūsų normalų mygtuką, kuris yra kairiajam kampe, arba tą pačią Touch Area, kuria yra iš viršaus. Kadangi viršus čia yra tas pats, kas Fire button, apačioje yra mygtukai, kaip tipo mygtukai, kurie negi nesispaudžia, reikia tiesiog stipriau spausti, bet jų čia realiai ir nėra. Dabar įeinam tiesiog į mūsų meniu ir pažiūrim, kas yra jame. Spaudžiam 3 kartus. Galim įeiti į Power. Tada kaip persijungti toliau? Reikia spausti minus arba pliusą. Spaudžiam tarkim pliusą. Yra laikrodukas, yra užrakinti, atrakinti, yra nikelis temperatūra, yra titanas temperatūra, yra stainless steel temperatūra, yra TCR funkcijos M1, M2, M3 ir taip pat grįžtam prie Power. Norint išeiti, reikia spausti Touch Area. Arba mygtuką, arba mūsų Touch Area, aš taip vadinsiu. Tai mes išeinam ir viskas, mes esame mūsų pačiam meniu. Taip pat į tą patį meniu galima išeiti paspaudus 3 kartus tą pačią Touch Area, 1, 2, 3. Ir mes irgi išeinam į tą patį mūsų meniu, kur galima nustatyti arba temperatūrą, arba laikrodį, arba tiesiog mūsų vatažą. Kągi žiūrim, kiek čia yra iš viso vatų. Spaudžiam, reikia laikyti šiek tiek stipriau, kadangi jeigu laikysim nesilpniau tiesiog neveiks. Vatai persijungia labai ir labai greitai, kas man asmeniškai patinka, 228. Lygiai tiek čia yra vatų, nežinau kiek jis maksimaliai gali paduoti savo baterijom, kadangi dažniausiai gamintojai rašo, kad yra 500 vatų, nors iš tiesų būna maksimaliai 420. Tai vien dėl to reikės kad nors gal patikrint, galbūt mes dar to pasidomėsime, bet dažniausiai aš savo Crown 3 kaitikliuką garinu ant 100 vatų, kad nepadegtų, kol viskas būtų su juo gerai. Tai nustatom ant tiek ir dabar galim paspausti mūsų Touch Area, aš tai vadinsiu, kaip ir minėjau, ir pagarinti mūsų Crown 3. Dabar galima apžiūrėti šiek tiek iš arčiau kitas spalvas, bei kaip atrodo iš arčiau būtent šitie modai, kurie yra to paties gamintojo, bet tiesiog skirtingų spalvų. Kągi maždaug tiek mes pakalbėjom apie Cuboid Tap. Čia nėra kitas, yra tiesiog Cuboid modas, yra taip pat ir kitas, kur yra eina kartu taip pat ir kaitiklis, bet čia yra tik tais modas, pakrovėjas ir user manual. Daugiau nieko negalima surasti dėžutėj, kai matome 3 labai tokios įdomios ir fainos spalvos. Asmeniškai man patiko karboninė versija, kadangi karbonas čia pasižymi savo brangumu, tai jie čia kažką panašaus realiai padarė. Tai kągi, maždaug tiek apie Cuboid Tap kitą, buvo įdomus tai susipažinti, tikrai įdomu, nes yra jau kažkas naujo. Nėra tiesiog tas skrynas, bet čia yra tokia kaip vibracija, kuri leidžia mums pajausti, kad mes spaudžiam mūsų mygtuką. Kągi, ačiū visiems už šitą peržiūrą, dėkit like, comment ir subscribe ir tikiuosi jums patiko būtent šitą naujovišką trajektoriją, kuri kažką pakeičia jau po šiek tiek rinkoje, eina viskas į viršų. Taigi kaitikliai jau sustoja tobulėti, kadangi negalima daryti didelių kaitiklių, tad dabar galima visas pastangas įdėti į modus. Ir kas
matosi labai, kad atranda kažkas naujo. Kągi buvo tiek su jumis Go for Vape, ačiū už peržiūrą, visiems tiesiog gero.